Radviloj Saulėjas spa. Yra labai smagu bendrauti su šitom žaviom merginom. Aš pats kažkada buvau sportininku, bėgiojau ir puikiai žinau, kad pirtis labai gerai atstato jėgas. Mūsų procedūros padeda joms įgauti galbūt net geresnę sportinę formą, ką jau bešnekėt apie dvasinį tobulėjimą. Esu vienas iš tų, kuris atgaivina lietuviškasias pirties tradicijas. Esu lietuviškos pirties bičiulių draugijos valdybos narys ir vienas iš steigėjų. Ir man be galo buvo malonu, kad šitos merginos, tikrai žinau, kad jos išgirdo, kas tai yra pirmas garas ir visas kitas tradicijas. Būtent išgirdo pirmą kartą ir tikrai susižavėjusios klausėsi. Ir viena kitai palinkėjo ir jų palinkėjimus garo pavydalu pakilo aukštyn į dangų ir, manau, patiko. Pirmykštė moteris, tai nuo pirmo laužo, nuo pirmo žaibo, kai užsikūrė laužas, jinai netyčia užpylė vandens dubenėlių tą laužą ir pakilo garai. Taip, ir pabėgo visos plusus, tai va, nuo to ir prasidėjo. Pirmą kartą buvome Garų pirtyje, sužinojome, kaip pirmas garas atitiko. Vėliau palinkėjome savo komandai kiekvieną palinkėjimą, mintyse sugalvojome ir savo palinkėjimą. Vėliau nuėjome čia į baseiną, tiesiog leidome linksmai laiką. Labai noriu padėkoti Saulėjas spa centrui už galimybę naudotis spa malonumais, baseinu, pirčių kompleksu, merginoms atgauti jėgas po sunkių treniruočių, atpalaiduoti raumenis. Tai tikrai puikiai galimybė ir tikrai didelis ačiū už tai, kad galime čia lankytis ir tikiuosi, kad leisite mums lankytis čia dažniau, ateiti ir su pagrindinė Aisčių komanda, kada mums išvargiai sunkios varžybos ir tikiuosi didelės pergalės. Didelis ačiū pirtininkui Antanui už tai, kad mums leido pasimėgauti pirtimis ir šiais baseinais.